Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną tokį patikslinantį video noriu padaryti, nes matau, kad daugelis jūsų šiek tiek klaidingai mane suprato. Darydama savo pasisakymą apie tai, kad viską stengtis turėtumėm daryti patys ir paminėdama pavyzdžius tokius kaip makijažas, plaukai, nagų lakavimas, kažkokia priežiūra savęs, pasidažyti kas rytą, kas savaitę susitvarkyti savo pedikiūrą, manikiūrą. Apie tokius dalykus aš kalbėjau. Tai visų pirma. Kodėl dabar tai yra svarbu? Nes daugelis jūsų rašė, juodus darbus, bukus darbus dirbti, tai kaip tik tave nualina. Žinoma, duobę kasti pačiam nereikia. Žinoma, namo sukalti pačiam nereikia. Ne, reikia duoti savo energijos. Pažiūrėkim pavyzdį. Kaip mes susilaukiam vaikelio? Kiek mes į jį žiūrim, kiek mes jį glostom, kiek mes jį myluojam, apkabinam, kiek svajojam pasidėję jį ant rankų, kaip juo rūpinamės, kaip viską darom patys. Beje, dabar irgi jau yra auklės, bet aš apie tai, kaip būtų teisinga daryti ir kodėl tai būtų teisinga daryti. Kai mes juo rūpinamės patys, jis jaučia mūsų rankas, jis gauna mūsų energiją. Svarbiausia man nėra pasakyti, kaip reikia daryti. Svarbiausia mano mintis pasakyti, kodėl taip reikia daryti. Tai visa tai, kai mes kiekvieną dieną atsikeliam, susišukuojam, išsiplaunam galvą, šiek tiek pasidažom, pasikabinam auskarėlį, išsitepam kažkokiu kremu, kuris mums maloniai kvepia, kuris mums leidžia jaustis geriau, maitina mūsų odą. Kai mes patys žiūrėdami į kažką, ką darom, tarkim, ar ne, kažką pedikiūrą patys darom ar manikiūrą, mes galvojam apie save, kaip savo duoti. Ir tada jūsų kūnas ir jūsų siela gauna jūsų energiją. Įsivaizduojat, kaip tas ratukas sukasi. Jūs jam duodat, jis jums gražina. Tai ir yra regeneracijos procesas, tik kiek kitoj srity, bet veikimas lygiai tas pats. Pasižiūrėkim pavyzdį per palyginimą. Jeigu aš einu pas manikiūrininkę ar dar kažkur, tai yra, ji taip pat man daro tą paslaugą. Bet ar ji daro iš meilės man, ar ji daro už atlygį, yra labai didelis skirtumas. Nesvarbu, koks tas žmogus bus geras profesionalas, jis mėgausis savo darbu, bet jo energija neis pas jūs, todėl kad taip ir negali būti, tai normalu. Ji mėgausis savo darbu ir ji tai darys dėl to, kad jūs jai sumokėsit pinigus. Todėl apie energiją ir regeneraciją čia jokios kalbos eiti negali. Lygiai taip pat kaip jūsų pavyzdys apie kasamas duobes ar sunkius darbus. Jeigu jūs kasit duobę, jūs atgal energijos negausit. Todėl duobę iškasti gali bet kas arba padaryti, aš kalbėjau apie žmogų ir regeneracinį procesą pačio žmogaus su savimi. Kaip galime save statyti, duodami patys savo energijos iš noro, meilės ir jausmo savim pasirūpinti. Tuo pačiu pavyzdžiu, kaip ir minėjau, kaip vaikeliui mes duodam savo dėmesį, rūpestį ir kaip jis užauga. Jeigu imsim aplinką, tai taip, duobę iškasti gali bet kas ir čia energijos mainų nėra. Bet jeigu ta pasodinta gėlė žydi, jūs nukarpot lapelius, jūs paberėt trąšų, jūs parsinešat jo žiedą, pasimerkėt, tai jau yra, kad jūs ir jai duodat, ir ji jums duoda. Todėl nepainiokim tų dalykų, aplinkos, kažkokių darbų sunkių, kasimų. Taip, jų nereikia ir net kalbos apie tai negali būti. Jeigu kalbėsim apie tuos darbus, tai ten yra kitas momentas. Ten nėra energijos, ten yra tik tai darbas. Reiškia, ten yra pinigai. Reiškia, jeigu jūs kasat duobę už savo pinigus, prieš tai jos uždirbo, dabar turit planą ten kažką pastatyti, pasodinti ir kasat duobę, taip jūs vėl generuosit, bet čia jau eina per jūsų finansus ir jūsų finansai tada
čia dalyvauja, bet ne jausmai. O kuomet mes kalbam apie tai, kad daryti savo, tai reiškia, įsivaizduokim, moteris, kuri pasidarė, ar ne, visą plastiką, visur yra ilgalaikis kažkoks makijažas, ji atsikėlė, nusiprausė ir viskas, meilė savo baigėsi. O mes visur, visose praktikose mokomės mylėti save, tai meilė savo yra mylėti save kiekvieną dieną ir ji prasideda nuo to, kad aš atsikeliu ir pradedu save tvarkyti. Pati pasidažyti, pati susišukuoti, pati išsirinkti kažką savo, apsirengti. Visa tai yra meilė savo. Ir jūs nepatikėsit, tuo principu vadovaujantis ir ateina žmogus į tą tašką, kai jis savim pasitikė. Nes meilė savo ir yra mylėti save tokią ir jaustis laiminga tokia, kokia tu esi. O esu aš tokia, kokia tom savo rankom save ir sukūriu. Ir jeigu mane sukūrė kažkas kitas, aš niekada nesijausiu tokia savim pasitikinti. Todėl labai daug yra ir mokslinių straipsnių apie tai, kas yra per psichologiniai momentai žmonėms, kurie kreipiasi į plastikos chirurgijas ir panašiai. Tai išeikim iš to, kad pamėginkim patys save. Aš ir paminėjau, kad mes savo rankomis galim pasiekti. Taip, gydomieji masažai yra, daug kas yra, ko mes negalim. Ten ir reikia eiti, kai negalim. Bet tai, ką galim ir tai, kas liečia man, aš pats turėčiau maloniai daryti, nes aš tada kiekvieną rytą, kaip tą savo kūdikį auginau, taip ir save auginu dėmesiu savo, pasižiūrėjimu, koks aš, ko man šiek tiek trūksta, kaip tai šiek tiek paslėpti arba pataisyti arba paryškinti. Gal aš rytoj jau norėsiu kitaip, bet tai esu aš ir aš save taip kuriu kiekvieną dieną ir turėtumėm džiaugtis galėdami kurti save kiekvieną dieną vis kitokį, negu kad įsitaisyti į kažkokį standartą ir apriboti savo laisvę, save keisti rytoj. Tai supraskim vieni kitus teisingai ir juolab, kad nereikia ginčyti su manimi, jūs galite pasiginčyti su didžiausiais pasaulio protais, matematikoje ir fizikos srityse, kurie ir sakė, kad viskas yra energija. Tai kai mes ryte pradedam savo kažką tvarkyti, daryti, mes duodam savo energiją, mes save auginam energiją, generuojam, tada turime energijos nuveikti daugam ir tuo ilgiau išbūnam jauni, nes jaunystė tai ir yra, pasižiūrėkim, kaip iš tikrųjų jauni žmonės viskas darydavo patys, o kada jau jie uždirba ir turi pinigų, aš galiu sau leisti ir tada man lakuoja, daro ar ne. Ir čia klystkelis. Todėl leiskit savo kitose srityse, leiskit kelionėse, leiskit kažkokiose jūsų gebėjimuose save vystyti, kurti, naujai pradėti kažką. O tuos dalykus pasilikit savo, nes tai yra viena iš energijos regeneravimo sistemų, kai aš duodu savo ir aš augu, aš duodu savo ir aš augu. Tai ačiū ir pamąstymų.